Negalėjau nesustoti tam, kad vėl, taip, ir vėl tu sustojai, ir vėl tu kažką rodai, bet žiauriai gražu. Žiauriai. Ne tik gražu, bet dar ir kujienai smagu. Atsiprašau, afigienai. Būtų gerai su senaja šaika iššokti į roges. Bet kažkaip visi suseno, suvargo, nieks daugiau nebevaro, niekam nebeįdomu, šeimos, vaikai. Vaikų reikėjo pasidaryti anksčiau, kai jauni buvo, ne ant senatvės. Man va problemų kodėl nėra. Vaikai suaugę. Galim daryti, ką norim. Galim gyventi gyvenimą dabar. Persikėliau į kitą kalno pusę, įsidėjau kamerą kišenę, galbūt pasileidžiu ir smagiai. Tai žmonių kaip tarakonų vienoje vietoje. Sniego motociklas vieną sulūžusį užkėlė į viršų, jau paguldytą ten specialiuose rogutėse. Kol leidausi, antras nukritęs, ta prasme, minė žmonių aplink jį. Užuojauta jiems, nes jeigu jau su rogutėm keliu į viršų, tai jau ne kažką. Čia iš tikrųjų gamta biškį kitaip, viskas tarp medžių, pažiūrėkit, kiek mažiukų varo. Gražiai apsilenkiam ir varom mes irgi. O, ten mes atsigersim vynelio pačioj. Ne vynelio, atsiprašau, karšto gėrimų. Taip, o dabar teks pasivaikščioti. Ką, nusimeskim lentą prie šezlongų, pasidėsim biškį čia, ant saulutės pasideginsim. Einam iki bariuko. Žinot, aš čia sėdžiu ir galvoju, yra, tekę turėti diskusijų su kai kuriais žmonėmis, kad jau žiemos atostogos, tai oi ne, tikrai ne, ten važiuoti kur šilta. Aš tai manau, kad visos atostogos turi savo žavesio, o kas nepabandė žiemos atostogų, geriau tegu ir nesako, kad oi ne, tegu ne, tikrai ne, šalta, geriau prie baseino, prie saulės. Saulės, pažiūrėkit, čia irgi užtenka. Iš tikrųjų tai nėra ir šalta. Nors dabar, kai buvau užėjęs už šitą užeigėlę, tai sakė, patiksliau nesakė, klausė, ar ne šalta, nes laukia -9. Aš manau, -9 tai nėra šalta. O su šituo apšylė iš vidaus. Šiaip tai labai skanus. Nežinau, kas čia, bet labai skanu. Tikrai nežinau, ką aš čia geriu. O jeigu atvažiuoti į vasario galą, tai ir striukės nusėmi, ir deginasi ant saulutės, ir smagiai leidi laiką. Šiuo metu esu dar vienoje nuostabioje vietoje.
Viena iš turbūt gražiausių iš tų kurortų. Pažiūrėkit. Jūs tik pažiūrėkit. Ant trūksta žodžių. Tai nedaug liko, kad per šitas kelias dienas, kol čia esu, užkilčiau visas viršūnės, į kurias norėjau užkilti. Nu, visas kiek vyra, bent jau šito kurorto. Bet aš net nebesikartosiu, kaip čia nenormaliai gražu. Dabar belieka nusileisti į apačią. Ir jeigu matosi, jeigu išeis dar į tą viršūnėlę tenais, jeigu tenais ne šveicariškas liftas, tai dar pasikelsiu. O jeigu ne, tai čia pati geriausia viršūnė šios kelionės, kur buvau. Pažiūrėkit. Ai, kaip gerai. Ai, kaip gražu. Čia žiauriai smagi tokia trasikė yra. Aš kažkaip buvau apie ją pamiršęs, aš tryniaus visą laiką nuo pusiai. Bet jos ne per stačios, pakankamai ilgos. Galima pasimėgauti. Tokios visai chill, norėčiau pasakyti. Ir sniegučio čia minkštai. Kurį galą renkamės. Čia, varom su visais vienodai. Oi, man tokia košė nepatinka. Jeigu jie geriau apsilenkia. Va, dėl ko. Matėt? Kaip milimetrovkiam. Tas vaikinukas, jisai gan plačiai ima. Ir reikia skaičiuoti trajektoriją tokių naujų žmonių, nes tie, kurie šustrai varo, jūs patys matot, kaip jie varo. Ta prasme, gazas dugnas. Aš iš tikrųjų dabar 2 liftais iš eilės pasikėliau. Tai mano čiuožimas dabar turi būti ganėtinai ilgas, bet aš dar noriu pataikyti. Oi. Aš dar noriu pataikyti į tą liftą, reikia susigaudyti, kuris randasi. Jis pačioj buvo, gerai. O, parašiutininkas nusileidęs, pakuoja savo daiktus. Jie nuo tos salos tam mėgsta raižyti. Biškį per daug nusileidau. Tai tenka grįžti atgal, nes aš norėjau ten į tą vieną kalno viršūnę ir kažkur praknisau, kur tas liftas kelia. Per smarkiai įsibėgėjau. Tai aš greičiausiai šitą vietą turėjau nusileisti, kad užpilt ten į tą viršūnę. Tai dabar reikia kažkaip tais nepraskipinti šito momento.
tada nuo tos viršūnės nusileisti vėl į tą pačią vietą ir keltis į tenais ir varyti į kitą pusę kalno, jau grįžinėti miestelį. Susitikti su savo nuobodžiaujančia brangiaja. Galim trumpam nusikelt į miestelį akimirkai, kol aš pakilsiu į viršų, pažiūrėti, ką jinai veikia. Tai kad... Dar nenusikėlėt? Taip neveikia? Ok. Bandom kitaip tada. Kaip matau, jinai tikrai nenuobodžiauja. Nu, svarbiausia linksma, viskas ok. Nu, tai aš jai tikrai netrukdysiu, tai kad keliamės atgal į kalno viršūnę ir šilinam toliau. Paskutinė mano lokacija šitose kalnuose. Dabar jau tikrai pats aukščiausias taškas. Pati smagiausia dalis, bet yra vienas niuansas. Čia leidžiasi į Šveicariją, ten leidžiasi į Prancūziją. Tai kad laikom kumščius ir varom. Jeigu patogesnė avalynė būtų, tai dar užlipčiau ten ant to kalniuko, ten iš vis nerealiai turi būti. Nerealiai iš tikrųjų. Reikia, kol nepamiršau, reikia dar atlikti pareigą visos šitos kelionės. Įsiamžyti nutrūkytę. Selfiuką reikia išsiimti iš šito kadro. Čia net greitai lėkti nesinori iš tikrųjų. Esi priverstas stabdyti tam, kad pasimėgau dar šitais vaizdais. Paskutinė akimirka. Tegu jie visi lėkia. Jiems gyvenimas dar prieš akį. O man ką, seneliui? Reikia prisisekt batus, kad nesibaigtų tas gyvenimas, nes kažko voblint pradėjo kojas. Nu, paskutiniai. Ne, dar tą mergaitę praleidžiam. O dabar galim varyti. Šis sniegėlis toksai fainas labai. Ten Šveicarija. Neįkriskim, nekartokim klaidų. Ten, kur tikrai pavojinga, jau būna rimčiau aptverta. Mačiau, princesė vos tavęs nenumušė. Ką? Vos princesė tavęs nenumušė. Iš tikrųjų, tai jinai nebus numušęs, aš kažkaip pasižiūrėjau jo suknelę, dar norėjau papilnuoti ir biškį paėriną. Nu ką? Nu ir kaip tu? Afigienai. Afigienai. Nu super. Ta prasme, aš čia grybavau šitoj pusėje visą laiką, ne?
Na. Buvau pamiršęs, kad aš kažkaip tenais tada nusileidau, pagėriau ten to vyno, grįžau atgal, bet aš buvau pamiršęs aną dalį. Kaip ten žiauriai gerai, kaip ten žiauriai gražu. Ta prasme, aš negaliu nieko pasakyti. Tai kad žiauriai gražu. Jo, baigiau šiandien čiuožti, išvariau viską absoliučiai, visas viršūnes. Nu, ne per šiandien, ta prasme, bet aplamai visas viršūnes pasiekiau. Viską gyvenime pasiekiau. Viską pasiekiau Viską gyvenime. pasiekiau. Nu ir ką? Visi tuts. Sakyk, Ar filmuoji? filmuoja? Šį kartą tikrai? Tikrai? Gerai. Ir ne aš vienas tokį foką Aš padarau. tik tai 2 kartus. A ne? Vieną kartą su kamera, kitą kartą su akiniais. Pabuvom biškį, pašokinėjom, kad nesušaltume. Aha. Išjutinom senus kaulus. Tuts. Nu parodyk, kaip šokinėti reikia. La, ne. Teisingai nuo kalno. Nu taip, nuo kalno. Kaip reikia šokinėti nuo kalno? O geriau aš. Aš žinau, purus sniegas, bet tu nedrįsti. Ne. Imk kamerą. Nu. Atsisegiau, ne? Manęs apsauga beje nepatiko. O tu nenori prie eglės atsistot geriau? Davai. Paik. Aš noriu prie tos. O, tai dar geriau. Žiūrėk. 1, 2, 3. Opa. Nu. Opa. O tai kaip reikia žmona pasirūpino? Opa. O žinot kas čia? Jägermeisteris? O, Jägermeisteris. Taip. Kad nesušaltė. Kad nesušalti. Lempos labai spigina. Bet kaip tu įdomiai gerai. užsiverti. Palauk. Jėga. Ai, kaip gerai. Ai, kaip gerai. Varom į miestelį? Tu važiuok koks apsnigęs. Varom į miestelį? Tai aišku. Ieškom nuotykių? Ne, bet... Paskutinį pramogų. vakarą nuotykių. Kokių pramogų? Nori? Nuotykiai ir yra pramogos. Užsuk. Pataupyk. Paskutinis vakaras, ką čia taupysi. Davai varom po polnai, ne? Aišku. Pilną programą. Nu, dėkit savo tą stebuklingą daiktą. Stebuklingą daiktą dedam į kišenę, gal pašildom, nes šitą gėrimą reikia gerti šiltą. Oi. Bet apsauginis apčiupinėjo ir nerado manęs. Nu, tai jisai... Nors mes ir negeriam viduj. Tai Mes nebūtų. sąžiningi piliečiai. Šilta, smagu. Sninga. Beje, pirmą kartą sninga per šią kelionę, ta prasme. Per visą šitą laiką. Kiek mes čia buvom? Meluok daugiau, biškį, sakyk, atrodysim 12 prabangiau. dienų, ne? Prabangiau atrodysim, meluok. Ok, nice. Nežinau, man pavyko. Žiūrėkit, mes iš tikrųjų mažai rodėm miestelio. Aš daugiau čiaužėjau nei kažką veikiau.
Bet šitos atostogos tam ir skirtos buvo, kad paslidinėtų. Žiūrėk, dar yra su rogutėm šaiką varinėjimo, tai? Liftai jau neveikia, bet... Šaika tūsnas, iš tikrųjų tai smagu, kad sninga. Iš tikrųjų, bet tai kaip paskutinį vakarą mums štai davė dar sniego šičių. Vakarinis taksi niekada nemiega. Dar ir lemputes turi, matei? Tavras šviečia jo rogutės. Bet kad sninga, tai iš tikrųjų figienai. Labai gražu.